Meilė. Žinot, tas žodis, kuo dažniau kažkas taria, tai tuo mažiau jau beveik pasitikima. Nes kiekvienas nori iš tikrųjų patirties, o ne girdėti tą žodį. Ir visgi tenka apie tai noris pasakyti porą žodžių, kadangi mes tą patirtį ir nutolinom ir ją tiesiog komplikavom galbūt, kadangi mums trūksta šiek tiek supratimo, kokia yra iš tikrųjų ta švaresnė, tikresnė meilė. Ir aš dabar tiesiog pasakysiu irgi kaip žodžius, bet kad mes prisimintumėm arba atpažintumėm būsenas, kurios iš tikrųjų nėra meilė ir kurias mes labai dažnai įmaišome ir tapatiname su meilė. Pavyzdžiui, baimė, pavydas, troškimas arba net priklausomybė, net prisirišimas. Ir iš tikrųjų reikia laiko, iš tiesų laiko, kad patyrinėtum ir pamatytum, kad visgi tai ir yra, kas sutepa meilę. Tai kas tada, kokios būsenos, kokie jausmai, kas yra meilė? Pakilumas, pasitikėjimas, net aiškumas. Žinot, mes norime, kada mylim, kad kitas būtų irgi aiškus mums. Ne, mes jeigu patiriam kažkokį tai neaiškumą, tada ir atsiranda vėlgi nepasitikėjimas, baimė. Norim aiškumo, norim harmonijos, džiaugsmas. Šitie jausmai, kada jie yra stiprus, gryni, galim sakyti, kad jie tikrai meilės nesutepa. Ir dar viena yra ne tik reiškia tų būsenų iliuzija, kuriuose pasiklystame ir tai vadiname meilę, bet taip pat ir būdas, kuriuo mes siekiame arba tikimės daugiau. Kaip ir su viskuo mes norime ją gauti daugiau, gauti, kad mums kitas padovanotų, gauti iš pasaulio ir nebežinome, kaip teisingai duoti, kartais net gal brukame. Ir todėl supratimas iš tikrųjų yra ir meditacija, gali eiti kartu, apgalvojimas ir tartum atgavimas tos būsenos, kaip teisingai būti. Žinot, net yra toksai meilės kaip apibrėžimas, kad yra iš tiesų kaip troškimas gauti tai ir numalšinti troškulį, ko jau nesu, ko savyje nebejaučiu. Ir man, žinot, tas supratimas toks padėjo suprasti, kad nesiekti iš pasaulio, bet kuo labiau, jeigu tos būsenos, kurias aš tiesiog pavardinau, jos gali tiesiog atstatyti manyje tą gražią, pakilę, palankę, harmoningą būseną ir santykį, viskas darosi paprasčiau. Ir tai nėra taip, kaip žinot, kartais girdžiu, sako, žinai, meilė, ypatingai santykiuose, ypatingai vedybose, žmonėms sako, tai yra darbas. Jeigu, reiškia, nedirbsi, tai jinai greitai išgaruos. Bet pažiūrėkim tai ne kaip darbą, mes nenorim jau, žinot, visur dirbti, dar šičia dirbti, bet kaip į tokį, žinot, patyrinėjimą, eksperimentą. Ir tai tas eksperimentas, kurio man pačiam gerai. Iš tikrųjų, tai yra netingėjimas. Kūrybingumas palaikyti pirmiausia savyje tai, kas gražu, o tada jau priimsiu tas dovanas daug teisingiau ir duosiu teisingiau.